Apie tai, kaip didžiausias sunkiosios bekelės maratonas vykstantis Rusijoje Ladoga Trophy atrodo iš pusės, kuri dažniausiai lieka nematoma, išties nemažai papasakojome ankstesnėje Autofanų laidoje. Jei jums pirmo reportažo matyti neteko, bet kada galite tai padaryti mūsų profilyje Facebook'e. Tuomet ir šis reportažo tęsinys ir nuotykių visuma, per kurią perbrido lietuvių komanda, bus tikrai aiškesnė bei susidarys pilnas maratoninių išbandymų vaizdas. Priminsime, jog rimčiausiai pasikaustė į varžybas iš Lietuvos atvyko broliai Marius ir Remigijus Plančiūnai. Jie giliausiai neriančių keturračių klasėje ATV Open Ladoga Trophy 2012 maratone startavo pirmą kartą. Šiandien nuotykiams dėmesio skirsime šiek tiek mažiau ir pasižiūrėsime, kaipgi broliukams sekėsi nuo trečiojo ruožo iki finišo linijos vakarinėme didžiausio Europos Ladogos ežero krante. Praėjusią savaitę su Mariaus ir Remigijaus Yamaha keturračiais sėkmingai atvažiavome iki antrojo ruožo finišo ir pasiekėme Karelijos teritoriją. Taigi Ladoga Trophy 2012, trečioji lenktynių diena. Ji pati sunkiausia. Varžybose dalyvaujantys ne pirmą kartą sako, jei trečią dieną išgyventi ir techniką išsaugoti pavyks, reiškia šansai įveikti visą maratoną išauga labai stipriai. Paklausite, kasgi dar ten gali būti sunkiau? Atsakysime. Per 24 valandas reikia įveikti 2 specialius ruožus, kurių bendras kilometražas sudarė apie 150 km. Bendrai abiejų ruožų įveikimui duota 14 valandų. Likęs laikas skirtas remontui ar pervažiavimams į kitą ruožą. Žodžiu, turi tas 24 valandas ir sukis kaip nori, bet per šį laiko tarpą turi pravažiuoti 2 negailestingus ruožus. Neramino dar vienas faktas. Paskutinį trečios dienos ruožą teks važiuoti naktį, o tai bekelės sporte neįhitin mėgstamas užsiėmimas. Dėl blogo matomumo naktį technika būna stipriai sulaužoma. Pirmo trečios dienos ruožo vidurys. Atvažiuojame į serviso zoną Karelijos aukštikalnėse. Kaimeliai čia senai sustingę laike. Gyvulius čia vis dar gano piemenys, o apie tai, kad lūšnelėse dar kažkas gyvena, išduoda palydovinės televizijos antenos ir vienas kitas pravažiuojantis žiguliukas be valstybinių numerių. Čia jų niekam nereikia. Pastebėsiu, tai buvo vienintelė aptarnavimo zona degalų papildymui ir nedideliam visureigių bei keturračių aptarnavimui viso Ladoga Trophy maratono metu. Tai jau šitą sako. Trumpam stabtelėję ekipažai atiduoda savo techniką į mechanikų rankas. Šie bent minimaliai išplauna purvų užsikišusius radiatorius, langus, užpildo mašinas degalais, geriamo vandens atsargomis ir vėl išleidžia saviškius į ruožą. Štai pasirodė ir lietuvių lenktynininkai. Jiems sekasi visai neblogai. Marius su Remigijum kol kas lenkia keletą greitų ATV Open įskaitos komandų. Pilame benziną, kurio atsargos bakuose beveik ištuštėjo. Akivaizdu, jog šiandien organizatoriai nusprendė atsijoti silpniausius. Analogišką atstumą įveikę vakar ar užvakar jau būtume važiavę į stovyklą, o dabar tai tik trečdalis vienos dienos distancijos, sakė mūsų sportininkai, kuriems pirmoji atkarpa jau nebuvo juokinga. Sukilo bakuose slėgis ir Mariukui akis labai stipriai, kaip davė benzinas, pusę bakų išpūtė lauk ir kokią 10 minučių nieko negalėjau matyti, gerai, kad turėjom vandens susiplojom. Ai, tai nežinau, slėgis užkilo, žinai, pas jį, sako, kažkur tai slėgis, aš sakau, na, reikėtų pas mane pažiūrėti. Tik biskį pradariau, visą profką į viršų, kaip davė čia nakiumą, benziną, visą blembai. Tai gerai, kad davė kanistriuką, turėjom tai dasipinimus. Nors mūsiškiams liko dar 50 km, mes su techninės pagalbos sunkvežimiu Unimog 5 valandas, 180 km beldžiamės Karelijos keliais juos sutikti finiše. Nors dėl ilgų kelionių patys trečią dieną beveik nieko nematėme, tačiau finišavę pro mus važiuojantys ATV sportininkai ir bekelės sunkiasvoriai visureigiai pro mus važiavo, lyg būtų ką tik išlindę iš paties pragaro. Neguodžia ir teisėjų informacija, finišavusiųjų kol kas nedaug. Po geros valandos iš miško pastebėme išvažiuojant 2 keturračius. Marių su Remigijum vos pažinome. Ačiū Dievui jūs čia. Tokie buvo pirmi lietuvių sportininkų žodžiai, kai šie išvydo pažįstamą sunkvežimį. Manėme, jog šis ruožas nesibaigs niekada. Jau regis už to arba už to posūkio pasitiks finišo teisėjai, bet pasitikdavo vis naujos kliūtys. Pelkės, brastos, kalnai. Antro naktinio šios dienos ruožo tikrai nebevažiuosime. Tai lygu savižudybei. Kaista keturračių varikliai, reikia gerai išplauti aušinimo sistemas. O tam laiko vargu ar turime. Kad toli reiks važiuoti, tai žinom, bet kad taip toli, kad tokiu keliu važiuoti reikės, gavosi visų 96 km mums važiuoti, visišką bekelę, pelkėms, medžių išvartos, rastiniai keliai skersai sudėti, siaubingas kelias, bet prasidėjo problemų, pradėjo kaisti keturračiai, nes radiatorius visiškai užnešė, dabar visiškai netoli prieš pat galą
jau, kaip sakant, ir sveikatos nėra, iš saulių priešais akis į akmenį labai stipriai trenkiam, bet apsauga išgelbė, lyg tai niekas nieko, viskas tvarkoja. Daug kas taip kokių sprendimų priėmė, ne tik mes vieni, kad nevažiuoti naktinės, tai kad nemanau, kad čia labai jau. Atvažiavam nenugalėtų pabaigti, tai kad geriau pabaigiam iki galo, o nugalėtojai tegu dirba savo darbą, tegu jie nugali. Pasirodo, sprendimas nestartuoti naktį nebuvo skausmingas. Tam ryžosi tik dėl prizinių vietų kovojančios 4 ATV Open komandos iš 18. Tad broliai Marius ir Remigijus Plančiūnai liko savo pozicijoje. Jie sugebėjo pakilti iki 7 vietos. Tradiciškai naktį atvykstame į kitą stovyklą. Pagaliau ryte išvydome Ladogą, didžiausią Europos ežerą. Dalyvių parke juntama ramybė, kur ne kur žvanga įrankiai, kažkas tvarko techniką po naktinių rungčių. Tačiau maratoninė panika atslūgusi. Šiandien 4. poilsio diena bei 2 tradiciniai specruožai – pliažo ir kopų lenktynės. Jos lyg gero psichologo seansas, nuramina nervus ir leidžia tiesiog pasimėgauti važiavimu, o ne kapstymusi po purvą ar bedugnius kanalus. Tik šiuose trumpose, nesudėtingose, bet labai vaizdingose rungtyse ant Ladogos ežero kranto galima pamatyti visų klasių dalyvius, kuriuos lig tol matėme tik atidarymo ceremonijoje Sankt Peterburge. Kitų ekipažų nesutinkame todėl, jog pagal skirtingo lygio parengtį dalyviai važiuoja ir skirtingo sudėtingumo trasomis. Todėl, sekdami didžiausių monstrų įskaitą, kitų taip ir likome nematę. Bet tai, ką miške pamatyti tiesiog neįmanoma fiziškai, galima išvysti ant Ladogos kranto. Čia pravažiavo visi – automobiliai nuo žiūrovų klasės iki prototipų visureigių. Lėtai lyg caras pliažo rungtyje nulingavo ir mūsų sunkvežimis Unimog. Pastebėsiu, vienintelis sunkvežimis žiūrovų Discovery klasėje. Sulaukę paskutiniojo automobilio finišo skubame į stovyklą. Taip sakant, frakų ieškoti ir peteliškes po kaklais pasirišti. Jau tradicija Ladoga Trophy lenktynėse tapo dar vienas svarbus poilsio dienos vakaro įvykis. Miss Ladoga rinkimai, kuriuose dalyvauja drąsiausios, kartu su apžėlusiais ir purvinais diedais į 1200 km maratoną išvykusios merginos. Na, gal ir nieko ypatingo, bet savaitę susišukavusių, pasidažiusių ir kvepiančių merginų nemačiusiam gausiam vyriško žiūrovo auditorijos būriui ši šventė tikrai pagyvino nuotaiką. Visi geri dalykai prasideda ir baigėsi. Baigėsi ir poilsio diena. 5. Ladoga Trophy dienos ryte lynoja. Šiandien dalyvių ir mūsų vaizdų ištroškusių žiūrovų laukia dar vienas legendinis reginys – brasta per upę Uksa. Esame Karelijos miškų gūdumoje, įvažiavome į Kareliją. Laukia mūsų priekė kažkur šito keliu važiuojant 12 dar kilometrų liko iki mūsų starto, kurio bus 23 km, bet laiko norma duota 5 valandos. Tai reiškia, kad važiuosime labai sunkiai, nes pasižiūrėjau žemėlapį, tai vien tik tai pelkės ir perkelus per upės reikia daug plaukti. Viskas, ką šiandienos ruože teko įveikti, yra niekis. Didžiausia užduotis pasitiko tuomet, kai iki finišo liko kiek daugiau nei 100 metrų sraunios kalnų upės vandens. Mums pasakojo finišavę keturračių pilotai. Visureigiai su šia užduotimi susitvarko kur kas lengviau. Jų svoris ratams leidžia gerai įsikibti į dugno akmenis. Ir nors srovė mašinas kažkiek paneša, tačiau išvažiuoti jiems nėra taip sudėtinga, kaip lengviems plūdrių medžiagų prikimštiems keturračiams. Mes atvažiavome kaip tik tada, kai viduryje upės stovėjo lietuvių sportininkai Marius ir Remigijus Plančiūnai bei suomių vaikinų komanda. Čia apie kažkokią konkurenciją kalbėti jau ne vieta. Varžovai vieni kitiems padeda, antraip krantą ir tuo pačiu finišą pasiekti gali būti neįmanoma. Ledinėme vandenyje sportininkai lyg alpinistai, vieni kitus prisirišę trosais, atsargiai ir neskubėdami, pamažu tempia per upę. Gylių perkritimai upėje labai staigus, nedidelė klaida gali kainuoti labai brangiai. Vandenyje atidirbę apie valandą laiko, lietuviai ir 5. dienos užduotį įveikė sėkmingai. Tilpo į laiko normą ir svarbiausia, nenuskandino technikos. Sušalusius sportininkus skubiai aprengėme sausais drabužiais ir patupdėme į sunkvežimį sušilti. Motociklai po vandeniu šis eina. Nusigesini motociklus ir paskui viens kitą taip iš krantų tempim. Po truputį visi tempim. Šalta iš tikrųjų, ir net sušalai. Sušalau, pradėjau nešti vienoje vietoje, ėmiau ieškoti, kur gilis mažesnis, vaikščiau, žinai. Ir kaip sprūdo nuo tų akmenys labai slidus sprūdo, ir pradėjau nešti mane taupę. Neša, paskui kažkaip sieks, nesimėjau, plauk, tik krantą dasigavau, vėl atgal paskui prie mūsų priėjau. Įsigandęs buvo, galvojau, kad nunešti taupę, ten mane toli. Aštrus važiavimas buvo iš tikrųjų.
Karelijos upė Uksa žinoma ne tik Ladoga Trophy bekelės maratone. Ji taip pat pažįstama ir ekstremalaus vandens sporto nusileidimo plaustais mėgėjų tarpe. Vienu tokiu plaustu savo jėgas pervertinęs tapo ir Lenkijos sportininkas Kamil Podolek. Jis, komandoje važiuojantis su moterimi Katažina Kačmarska, padėjo komandos draugiai kirsti upę ir nusimetęs kiaurai šlapią aprangą bei nubridęs atgal prie palikto savo keturačio, nusprendė upę įveikti savo jėgomis. Deja, bet Uksa negailestinga. Teko išvysti šiurpų vaizdą, kurį esu matęs tik kažkuriame Ladoga Trophy filme. Jėgas pervertinusio Lenko technika pasiglemžė srovė ir negailestingai daužydama ją į skardžių akmenis nusinešė apie 150 metrų. Sportininkas tiesa pasitaikė labai kietas. Nepabūgęs nei stingdančio šalčio, nei srovės, jis nusigavo prie aplamdyto motociklo ir iš vandens sugebėjo jį iškrapštyti vienas. Tautiečiai visureigininkai perplukdė jam virvę ir tokiu būdu jis dar sugebėjo net finišuoti. Tikėsite tuo ar ne, bet per naktį Kamilio technika buvo reanimuota ir kitą rytą jis su Katažina vėl stojo prie starto linijos. Štai čia tikras sportinio ryžto pavyzdys. Beje, moterų Ladoga Trophy maratone važiuoja tikrai nemažai. Ir ne tik mėgėjų klasėse, bet ir tose įskaitose, kur giliausiose trasose kaunasi didžiausi visureigiai ar pravažiausi keturačiai. Štai šiemet antrą vietą klasėje ATV Open pelnė Michailo ir Julijos Konsovskių duetas. Į šią rusų dvejulę Ladoga Trophy senbuviai žiūri labai rimtai. O jei kas nors mėgina pašaipiai į Julą rodyti pirštais ir sakyti žiūrėk bobą prie vairo, sulaukia tokio pat atsakymo. Tai pamėgink ir pavyk tą bobą trasoje. Ladoga Trophy 2012, šeštoji lenktynių diena. Nors regis finišą jau galima užuosti, tačiau iki jo dar toloka. Tikėtis, kad maratono organizatoriai kliūtis sušvelnins, taip pat beviltiška. Šį kartą dalyvius pasitiko tikras kareliškas vaizdelis. Nuostabaus grožio ežerai, kurių pakrantės regis žmogaus rankomis išdėliotos akmenimis. Žinoma, važiuoti per kalnus slidžių riedulių nėra paprasta. Reikia būti ypač atidžiam, patikrinti kiekvieną klastingą akmenį. Regis visi jie lyg prikalti savo vietoje ir nejuda. Tačiau užtenka pataikyti ir nuo žmogaus svorio riedulys ritasi žemyn. Jei ant tokios dovanėlės užvažiuos visureigis, pasekmės gali būti labai nemalonios. Broliai Remigijus ir Marius Plančiūnai šį ruožą įveikė ne itin sėkmingai, bet finišo liniją pasiekti sugebėjo. Važiuojant per slidų rąstų tiltelį miške, Mariaus keturatis nukrito į vandenį. Sportininkas liko sveikas, tačiau technika prigėrė vandens. Pirmą krikštą gavom, paskandinom Mariaus motociklą, pribėgo į karterį vandens, teko remontuotis, oro filtrą keisti, tepalą nuleidinėti, žvakės įsukinėti. Bet čia taip susitvarkėm, įsikūrim. Liko jau nedaug važiuoti, gal koks kilometras pusantro, jau džiaugiamės, kad taip pat galas privažiavom kalną šitų akmenų, kur matosi. Jei tuos akmenis pravažiuoti, užgaišom dar gerą valandą daugiau. Labai sunkus dideli akmenys, labai sunku per juos važiuoti, motociklo daužimas, kojos kliūva. Ir plius dar reikia važiuoti per vandenį, kurio dugnas irgi visas vien iš akmenų. Trečioji stovykla. Nors mūsų vaikinai ir labai stengiasi važiuoti atsargiai, tačiau techniką jau reikia remontuoti. Vandens prigėręs Mariaus keturatis reikalauja daugiau dėmesio, o Remigijus keičia per 6 dienas visiškai sudilusias stabdžių trinkeles, pusašių gumas, tvarko padangas. Nieko baisaus, rytoj prie starto linijos stovėsime pilnai pasiruošę. Geros nuotaikos neprarasdami, sakė lietuvių lenktynininkai. 7-ąją Ladoga Trophy maratono dieną stovyklą paliekame šiek tiek anksčiau. Norime aplankyti vietinę įžymybę, garsiuosius krioklius šiaurinėme Ladogos krante. Beje, po jais šiandien turėjo važiuoti ATV Open, Proto ir TR3 klasių ekipažai. Tačiau dėl įvairių aplinkybių ruožas buvo nukeltas į kitą vietą. Nors dieną atgal tašką pavadintą Vadapadį įveikė silpnesnių klasių komandos. Kaip jau įprasta Karelijoje, atvažiuoji keliuku prie pat krioklio, toliau pasroviui važiuoji upe ir miške vėl išvažiuoji į kelią. Vieta tikrai verta objektyvo. Tik šį kartą mes kaip tikri turistai pripyškinome pusę kortelės portretinių nuotraukų ir nurūkome toliau. Atvažiavome prie 7 ruožo. Dar turime truputį laiko, tad jį išnaudojame kirsdami makaronus su mėsa. Lietuvių komanda jau gyvena maratono režimu. Tai lyg darbas. Mėgi, važiuoji, valgai, remontuoji, vėl mėgi ir vėl važiuoji. Kad laukia sunkumai, apie tai jau nebegalvoji. Tiesiog dirbi darbą, nes trauktis nebėra kur. Ne, dabar kažkaip jau tą tempą pagavom, tai tokio nuovargio nėra. Pirmą dieną, kaip sakiau, šokas, o dabar tai toks jau stabilus režimas ir įsijauti į tą visą reikalą ir
Nieko, normaliai. Kaip po 7-ojo SR finišo pasakojo sportininkai, ruožas nebuvo labai sunkus, gal net vienas lengvesnių. Jame dominavo ypač statūs akmenimis nusėti šlaitai ir nedidelės pelkaitės jų papėdėse. Prie vienos iš jų uodus pamaitinti ir ką nors pamatyti atbridome ir mes. Šiek tiek sunerimome, kai išvydome, jog Marius atvažiuoja vienas. Remigijus liko kažkur miške už 4 kilometrų. Išties nieko baisaus. Tai reikia vairo traukės. Marius nudūmė detalės ir grįžęs už pusvalandžio pašalino gedimą, bei kartu su Remigijum pajudėjo finišo link. Viskas vėl baigėsi laimingai. Į laiko normą mūsiškiai tilpo, liko viena lenktynių diena. Ladoga Trophy 2012. Sunkiausias bekelės nuotykis – maratoninės varžybos aplink didžiausią Europos ežerą lietingoje finišo tiesiojoje. Paskutinis ruožas ir vėl kažkas naujo. Tik 12 km, bet laiko norma 4 valandos. Apie 30 metrų nuo kelio aukštyn palypėję į uolos plokščiakalnį išvydome unikalų vaizdą. Uolos pabaigos nematyti, kažkur jos gale startuoja visi ekipažai. Gali pasirodyti, jog lietingą dieną akmenys čia ypač slidus, tačiau taip nėra. Atrodo, jog uolą kažkas sušiaušė kaltų, padangos su akmenimis sukimba labai gerai. Svarbiausia čia – atidumas. Mat varžybos gali pasibaigti sulaužius pakabą ar tiltą įstyrant į akmens gabalą. Nors pradžioje ekipažai dar rado ir pelkių, tačiau vėliau, neskubėdami repliojo finišo link, nenaudodami nei gervių, nei papildomos bekelės įveikimo įrangos. Vieninteliai lietuviai, kurie šiemet stojo į sunkiausios keturračių įskaitos ATV Open kovą, kaip ir pirmą ruožą, taip ir paskutinį pravažiavo ramiai ir pagaliau pasiekė paskutinį Ladoga Trophy 2012 maratono finišą. Pirmą kartą šiose varžybose startavę broliai Remigijus ir Marius Plančiūnai finišavo 9-oje vietoje tarp 18 startavusių komandų. Apie geresnį rezultatą naujokai vargu ar galėjo svajoti. Jo, ačiū vyrai, tikrai ačiū palaikymų komandai, kuri tikrai labai šauniai dirbo, tikrai ačiū visiems prisidėjusiems prie mūsų to žygio. Jeigu ne rėmėjai, jeigu ne visa komanda, kuri kartu dirbo čia, tikrai mes jos būtum neįveikę. Vienam įveikti Ladogos neįmanoma, bet su tokia šaunia grupė, kokia buvo mūsų, tai vieni juokai, galim dabar sakyti. Jausmas geras, iš tikrųjų geras, įsipildė, kaip labai nori, nenugalimų dalykų nėra, visko reikia norėti. Mes labai norėjome tai padaryti, mes tai padarėme. Jo, važiavam atsargiai, neskubėjom visą laiką, kuo atsargiau, ten viens kitą sakydam, tik neskubėkim, po truputėlį, ir pasiteisino, vis dėlto baigim. Mūsų ir buvo tokia užduotis, kad baigti tas varžybas, ne kad prizinės kažkokias vietas paimti, pergalės, bet kad baigti tą visą ruožą Ladogos. Nuo lyderių mes atsiliekam kokią, nežinau, ten ar 25 valandas gal nuo lyderių. Ne, lyderiai ten, jie važiuoja kaip? Vabank, pralėkė, mes taip nerizikavom, važiavom atsargiai, o jie varo, vabank, pralėks, nepralėks, nukirs, ką nors nenukirs, varo kiaurą iš tikrųjų. Aišku, ir patirtį gerą turėjau, važinėjau ne pirmus metus. Mažai kas tikėjo, kad karinis mūsų sunkvežimis Mercedes Unimog išvis pasieks Sankt Peterburgą. Techninės pagalbos darbą atlikęs automobilis ne tik sėkmingai grįžo namo, bet kartu sugebėjo pelnyti 24 vietą tarp 28 Discovery klasės automobilių, kurioje buvo registruotas. Tačiau įdomiausia tai, jog mes su niekuo nelenktyniavome. Kai mums pavyko pakilti per 4 vietas aukštyn, pasakyti sunku, bet pamėginkite įsivaizduoti, kas būtų, jei būtume dalyvavę Discovery rungtyse. Juokavo Unimogo šeimininkas Rolandas. Technika patenkinti, atlaikė, praktiškai jokių gedimų nebuvo tiek Unimogas, tiek kemperis, o tikrai apkrovimus gavo didžiulius, bet technika nepavedė ir tikimės, kad tikrai laimingai grįšim į Lietuvą. Kelionė iš tikrųjų buvo labai sunki, bet labai įdomi. Praktiškai man neteko kažką panašaus matyti. Pamatėm tikruosius Rusijos kelius, pamatėm labai gražių vaizdų, tikrai yra ką pažiūrėti ir tokių pelkių, tiek ežerų, daugybės akmenuotų ežerų, tokių atrodo, kad žmogaus rankos būtų atlikusios darbą, o tai yra tikrai nuostabus gamtos tokie kūriniai, kurių neteko niekur matyti jokioje pasaulio šalyje. Labai bijojom uodų, bet jų kažkaip neteko labai būti nuskriaustiem nuo jų, o didžiausią įspūdį paliko tai, kad tikrai keliai, toli gražu mes Lietuvos kelius keikim, bet čia tikrai yra žymiai prastesnė situacija.
Kągi, Ladoga Trophy 2012 baigėsi. Užmiršę visas nesėkmes ir nuovargį, su šypsenomis veiduose, vakarinėme Ladogos ežero krante į apdovanojimą ceremoniją susirinko tie, kuriems išlikti sunkiausiame bekelės maratone pavyko. Nešini Lietuvos trispalvę, bendru komandos pasiektų rezultatu nuoširdžiai džiaugiamės ir mes. Įveikę 1200 km, visi naujokai buvo pakrikštyti specialioje offroaderių ceremonijoje. Gurkšnis balos vandens, brūkštelėjimas purvu per veidą ir lengvas kirtis kelimo stropų per sėdynę. Dabar tu ir aš, mes vieno kraujo. Atvykę čia nežinojome, kas mūsų laukia, tačiau lengviau ar sunkiau su visais Ladoga Trophy išbandymais susitvarkėme. Lietuvos komandos vardu dėkojame visiems draugams ir rėmėjams, kurie prisidėjo prie šio žygio. Labai tikimės, jog jūsų ir sirgalių likusių namuose tikrai nenuvylėme.